Šiandien pistoletas buvo nepamirštas. Bandysiu dabar su kitokiom. Tikiuosi, nepasigailėsiu ir nesikeiksiu. Ir turim čia. Ir turim. Tai labas rytas. Trečiadienis. Jau nežinau, kelintas toks nuostabus rytas. Aš baigiu vidosą kelt, Vilė vairuoja. Melisa dar želį paleidom. Ir atvažiavom pas savo smėlio krūvas. Ir putplasti. Paskutinis toks nuostabus rytas. Rytoj jau lietus, vėjai. Jau. Taip nelaukiu. Bet reikia šiandien atsidžiaugti. Šiandien karščiausia diena. Tai gal pasideginti šiais. Tai jau taip degė. Aš norėčiau visas plikai išsideginti. Tik po triusikais. Atidėsi. Gal. Pamėgot nori? Na taip. Tai čia mane iš pasalų neseka. Vilė rytą mankštelę daro. Tai čia žinai. Žiūriu, kad figūrikė tik gražiai. Bet jaučiasi, ne, bandelių atsisakymas. Jaučiasi. Tiksliau, ne bandelių, o kavytės ir saldumo. Nu, tas vandeningumas kažkaip dink. Nes bandelės vis tiek valgai su lašinukais. Nu čia. Nes, žinai, vis tiek noris tų angliavandenių. Šiandien pistoletas buvo nepamirštas. Ha. Bet matos, kad apsimiegojęs. Kodėl? Pirms kliurks. Nežinau, ar iš vis čia to reikia. Vieną su kitą klijuoti, bet bus, Nepamaišys. bus stabiliau, ar ne? Taip. O, šį kartą iškart gražiau jau. Ne. O. Bent jau kol kas šitos putytės, tai man labai patinka. Ir čia putytės, ir ten putytės. Visur yra statybose vien putytės, ne? Žiauru. Jeigu man reiktų nupirkti, taip nežinočiau, ką pirkti. Putytės. A flakonkę, a tą lapą. Jo. Va, pradžia padaryta. Reikia pažiūrėti, kaip vakar aš ten girtas nesimatavau. Nu va, vėl vyksta pataisimai. Tai tik 2 mm. Bet čia jau labai greitai praeisim. Čia nepaklaida. O. Akis rodo gerai. O kita akis Negerai. Negerai. nusipjovė šoną, kad būtų lygus. Prisiklijavo klijų. Dabar dar armatūras kiš. Čia laikinai. Jau nebeištrauksim. Ištrauksim? Kaip? Kai nugriausiu namą. Tai čia bus pirmasis lapas. Pirmoji siena. Pamato siena. Pirmasis lapas, kaip visada, pats sunkiausias. O dabar visą dieną laikyta viena. Ja. Kol sukėties. Būtent. Ir atliks dar putplasčia. Jum nuo ryto taip šilta? O taip pat neišsirengus? Ne. Aš jau apsirengęs. Sušaliau. Aš galiu tik pasakyti tiek, kad nublemba žiauriai gerai. A ne? Labai. Toks lengvas, malonus darbas. Aišku, jeigu šiandien būtų vėjuota, tai mums taip nepaeitų. Tai šiandien yra ta proga, va, išsiklijuoti perimetrą. Kiek įmanoma daugiau. Kiek įmanoma būtent daugiau. O rytoj pokalbį. O rytoj... Ir rytoj jau prasidėt šūdinsors. Ir mums leido, va, pasiruošti tos pačius blogiausius dalykus. Tai yra ant kelių, kad nereiktų šlapti. Nes tiek sauso malonė. Taip, žymiai. Tai smėlį. Putplastį susidėti šilto oro, kad nereiktų drebančiom rankom. Ir va, susiklijuoja tą. O armatūrą rišti, o taip šiltas darbas bus rišti. Ale, kaip aukštai pamats atrodo dabar. Na. Eina savo. Per naktį apsigyveno voriukas.
ir saugo savo kiaušinukus. Toks atrodo nelabai Bet saugus. labai jo gražus šikanas, toks margas, baltas. Ne? Laiko tvirtai. O prilipinės tai jo. Aš nesitikėjau, kad taip gerai eisis. Aišku, yra niuansų su tom putytėm. Jas reikia prilaikyti, kol sukimba. Tai važiuosim vinių nusipirkti, sakiau, su vinim tiesiog prakišiu. Na, einasi tikrai kaip iš pipkės. Net ir saulė man padeda. Na, va, bam, saulės spindulys ir žinau, kiek putyčių užpūsti. Nu, nerealu. Šiauriai faidai. Kitą kartą, pagalvoja, viskas eina kartu su mumis, ne? O kitą kartą eina viskas priešais. Bet paskutiniu metu viskas eina kartu. Ir padeda. Pradžiai nušluoju tuos, kad nesipurvitų, bet vėl tu žiūri, nes robės vėl užtrip ir tada pjaun. Tai kai išdžius, tada jau galėsim nusišluoti. Tiksliau galėsi tos. Kircheriu nusiplauti. Ir tą šoninę putą jaučiu net neis nuplėšti, kai prie betono prilips, nes tie karpiukai yra. Tai čia labai gerai. Jo, o patinę specialiai ieškojau lygios, kad nebūtų tų tokių karpiukų, nes ant pagrindo geriau pasidės, nebus tuščių ertmių. Vakar kokį 70 metrų nubraižiau ant putplasčia su markeriu. Ir pažiūrėk, šiandien jau ryškums iš po nakties. Reik naują. Arba reik surast, kur numečiau. Tiek nupiešė, ai, naują markerį pametėm. Ot, tas gyvenimas. Aš nežinau, bet to daiktą, ką mes čia daryti. Su fuksiuku turbūt, šik. Kažkas rašė, nebūtų patogiau su siaurapjūklė sukoti. Ain, šiktis yra pjūklė visokie. Jie, man rodos, tokia ilgia gelešių net neturi. Minimum 10 somų reikia, o ten turbūt tik 8, 10 somų ir būna. Maksimums. Bet tas siaurapjūklis tai irgi ten rankinis, ne? Taip, ir plius reikia turėti elektrinį į tą su baterijom, o aš neturiu, su laidu tik tais. Laidą tampytis. Iš tokio atstumą. Ai, lybė. Čia yra didžiausia tobulybė su to daiktu dirbti. Aišku, galėtų pasigaminti arba nusipirkti, išsinuomoti šitą pjaustyklę. Irgi rankinė? Su viela. Bet nemanau, kad taip greitai būtų. Na, aišku, švaresnis darbas būtų. Bet... Ką švaresnis, ta prasme, kad čia sniegą neprisvarytume? Taip, kad putyčių čia nebūtų. Taip, šalia linijos pataikiau, ne? Galiu aš pabandyti pakliuoti? Putytės nebėra. Ai, likęs, vienas lapsas. Likutis yra. Likutis. Nu, gali, imk. Varyk. Biški staresnė. Na, galėsi 3 juostas padaryti. O šitą gerai. Tik į viršų, iš apačios į viršų. Atitrauk biški, tarpą palik. Ir iki pat viršaus čia. Na, daugmaž. Dabar apačia. Ne. Ta-ta-dan. Pirmoji Vilės putytė. Užklijuota. Gerai bus. Nebečipinėk viskas, palik. Mes kaip tikri darbininkai, žinai, dabar. Varom pietauti, ne? Jo, paskiau vėl porą valandų padirbti ir važiuoti į darželį. Na. Bet šiaip nesitikėjau, kad taip gerai eisis. Greit, visai sklandžiai. Na, aš tikiu, kad šiandien pasidarysim šitą gynybinę sieną ir
sekantį kartą į armatūrą ryšim. Norėjom mažų, bet gavom porą didelių kebabų. Aišku, nieks nedovanojo, nusipirkom patys. Ir turim čia. Ir turim... daug putlašių. Tai šiandien pasiėmėm 10 pakuočių, sakom, nu, turėtų užtekti. Mum darbo. Bet pamatams neužteks turbūt. Na, bet... kai taip gerai sekas, nesinori sugadinti, persistengžinai. Nu, ir šiaip jau yra 12, o apie 5 norėsiu vis tiek aš vaiką pasiimti. Galėsi važiuoti, pasiimti. O aš klijuosiu toliau. Eisiu turbūt pėsčiom, nors vakarai prasikeikiu. Bet patika nueiti. Nors skaičiavom 12 pakuočių reikia tam etapui užbaigti, bet tilpo normaliai tik 10. Tai... Ir paskiau dar reikės išorę nedar atklijuoti. Jo, bet čia jau kitas etapas, kai armatūra bus. Ir betons ar be betono? Tai kaip išorę apklijuosim. Ta prasme, betoną išpilsim be kitą etapą. Ne, tai išorė ir dar ant išorės dar. Taip, dar 10. No. 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 Paprašiau vieno indelio padažo, nes praeitas jį buvo per daug. Plastikinių maišelių nebeduotų, o tik popierinės. Kart jau, nu, taip man bent skaniau atrodo. Skaniau? Nu, gražu žiūrėti. Paskrudus. Bent jau čia mėsą, kaip įsivaizduoju. Koks sausas, koks geras. O koks kraškas. Nors prieš 20 minučių nupirks, bet dar toks. Su tataške plutele. Buvo atsivežtas milžiniškas kiekis putytės. Ir, žiūriu, baigėt kebabą įveikti, aš tik pusę įveikiau, o jūs visą įveiksit. Ne? Basta. Basta. Gerai tada, reik neštis lapą. Aš palieku. Ką, tu nori pasitampyti? Noriu. Bet tai labai sunku čia. Ne moteriams skirta čia. Putplastis, ne moteriam. Taip. Pasidarome prieš. Aš variau. Tai yra prieš. Ir po. Ir pabaigiau pirmąjį flakoną. Tai pavyko tiek suklijuoti. Na, ne kažką. Ir ką, su šitom tikrai man patiko. Bandysiu dabar su kitokiom. Tikiuosi, nepasigailėsiu ir nesikeiksiu. Na, bent jau tikiuosi, kad nesikeiksiu. Nes, kaip pripranti prie vieno dalyko, o po to reiks su kitu, nu, kartais nebūna lengva. Einam, išbandysim. Bet jau 2 kampai yra. Ką, išbandom pirmą kaip purškė visų pirma. Nu, purškė labai maloniai. Ir spalva kokia. Wow, čia da senų putų matos buvo šiek tiek. Tai balta paliko. Čia buvo pusiau miksuota spalva. Tiek vienas putytės turi privalumų, tiek kitos turi. Tai tos labai veliasi. Tai minusų turim. Na gerai, anosi minusų turi ir tos. O tos, blemba, net ne bereikalo vinių nusipirkau. Jas uždėdi ir prilipo. Viskas. Tai va, kai nesibandėm. Tai va, tai aš iškart buvau nusiteikęs prieš jas, bet nu gerai. Torto kremukas. Grinai kaip torto kremukas. Kartais gyvenime reikia tik stovėti, ne? Na, žmonos pagalbinės. Ir būna labai naudinga tai. Stovi ir tiesiog nauda, ne? Nes įkišam čia tokį tarpą. Tai čia jau
reiktų vinių prikišti, bet jos nelaiko, tai... Na, pastovėsim. 2 minutės. Ir ką veikia? Tik tokia. Belia kokia šauni diena šiandien, nes gavosi visas perimetras. Dar liko išsipjauti čia rostverko vidiniam sujungimam tarpus. Varėm tiesiai, nes čia tik 25 cm išsipjaus. Ten skylutę užtaisyti. Na ir čia metriuką priklijuoti ir kampus nusipjauti, bet tai eina savo. Kaip vaizdas keičias. Jau daugmaž galiu įsivaizduoti, kaip virtuvė bus. Na, ta prasme, kiek plotą užėms. Jo. Jau smagiau, jau daros didesni namai. Kaip pradžiai poliai susidėjo, tai atrodė, kad labai maži. O dabar jau didėjai. O kai sienas bus iš vis padidės. Na, nerealu. Kaip su šito daiktu lengva ir greita dirbti, ne? No. Ant kiek gyvenimo palengvino, tai kažkokia pasaka. Na, reikia įsiklijuoti šitą. Tai iš viso sunaudojam 2,5 flakono ir galutiniam variante šitos labiau plečiasi nei anos kitos, kur pirmą naudojau. Tai vietom ir 5 mm net pasikėlė putplastis. Na, bet 5 mm tai čia ne tragedija. Bet jos labiau plečias. Tai vat. Ir užsiputinėjau visus tarpiukus, sudūrimus dar sykį praėjau, visus. Ir gavosi vat kokie kontūrai. Nu, gražu žiūrėti. Vilė vėl išėjo iki darželio, bet užsibaigiau darbus, nebeturiu jėgų tiksliau daryti nieko, tai atrasčiau, aišku. Važiuoju pasitikti jų turbūt kažkur kur pusiaukeliai. Ne tik mes pavargom per darbo dieną, ne? Irgi šilumina jau diena. Bam, kaimukas, nuroviau paskutinius arbuziukus ir vienas buvo per sprogę supuvęs, kitas neprinokęs, nors toks visai dailus. Nu, bet... O 2 tikrai skanus. Tai va toks vienas miniatiūrinis ir kitas tokiom juodom sėklom, geltonas jisai ir su geltona žievė. Toks išvis elitinis toks. A, ne? Nesu dar tokia valgęs. Geltonas ir su geltona... Gurmaniškas. Grynas gurmanas. Ir dar kokiom juodom sėklom. Kaip, Melisa, skanu? Aha. Skanu? Kiek čia? 4 dienas pasatas mėtės kaime. Tai reik biškį pragainiot. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad paspaudžiat šitą. Ir iki. Ir šitas neišsitrynė pasirodo.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.